kojas dubens plotyje, taip, rankos apačioje ir laisvi petukai, atgal nedideli ratukai, petinys apšilam nugaros viršutinę dalį. Tolygiai kvėpuojam, kadangi persitempia ne tik juosmeninė nugaros dalis, bet ir viršutinė, kai svorio centras pasikeičia nėštumo metu. Tai reikia daryti ne tik juosmeniui, bet ir pečių juostai. Taip, gerai, sustojam ir dabar vienas petukas į viršų link ausies, kitas žemyn pratempiam. Su pirmu nėštumu, kai vaikščiau, tai tokia iš pat pradžių buvau, kad čia gal negalima judintis, gal čia to pilvo negalima judinti ir tokia biškai pasaugonti kaip višta per ekšlę. Ir paskui, kad pamačiau, kad tai yra visai, tu daug ką gali daryti, lygiai taip pat kaip ir nebūdama nėščia. Ir judėti, ir ta judėjimo laisvė yra labai panaši, tai net minties nebuvo, kad neičiau. Kadangi visą laiką mėgstu tokį fizinį aktyvumą, kažkuo užsiimti, tai galvoju, kai būsiu besilaukianti, tai tikrai nesėdėsiu vietoje ir nenešiosiu kaip kiaušinio, kad nesijudinsiu ir labai patenkintas. Leidžiamės žemyn palei koją. Išsitiesiam, įkvepiam, leidžiantis iškvepiam. Jaučiam kiekvieną pagal savo pajėgumą, taip. Jeigu jau per sunku, truputį mažiau lenkitės. Ir dabar tas pats lenkiantis, tik tai sulenkiam priešingą koją ir ištiesiam ranką į viršų. Išsitiesiam, įkvepiam, leidžiamės žemyn, iškvepiam. Vėl jaučiam pagal save, kiek pasilenkiam į priekį ir neskubam pakilt, nes svorio centras pasikeitęs. Taip, kad nemestų atgal. Treniruotė yra paprastai pakankamai intensyvi, tai nėra vien tik tai pagulėjimas ir ten galvos pasukiojimas. Savijauta po treniruotės? Labai gerai. Netrūksta energijos, jeigu pavargstat, jeigu intensyvi treniruotė? Ne, kaip tik treniruotės suteikia energijos. Kadangi pas mane yra labai žemas kraujo spaudimas, tai man čia šitas treniruotės yra išsigelbėjimas. Labiausiai tai patinka trenerė, nes aš pati rinkausi ne klubą, o rinkausi būtent trenerę. Kuo jie jums patinka? Tai yra žmogus visų pirma profesionalas savo srities. Jūs kol nepalankėt, nežinojot? Žinojau iš anksto, aš paprastai tokius dalykus renkuosi pagal rekomendacijas. Visų antra, tai yra moteris, kuri pati yra gimdžiusi ir žymiai geriau supranta tokių kaip mes fiziologiją ir poreikius. Jei nėštumo eiga nekomplikuota, treniruotis yra saugu, teigia specialistai prižiūrintys nėštumo eigą. Bet ir šioje srityje reikalingas sumanumas ir gebėjimas išlaviruoti, surasti aukso vidurį, kad fizinis krūvis suteiktų naudos jums ir jūsų kūdikiui, bet tuo pačiu būtų saugus. Kelinta nėštumo savaitė? 39 baiginėjasi. Taip, beveik pabaiga. Kaip jaučiasi mažylis, tada met papasako, kad treniruotės metu? Šiaip aš visą laiką noriu, kad jis sportuotų kartu, bet labai retai jisai pasijudina per treniruotę. Bet turbūt čia yra dėl tos fiziologijos, kad mama juda, jisai užsisupa, jis tiesiog miega tuo momentu, jam labai gerai. Iš tiesų pilates ir kalanetiką aš lankiau jau kelis metus iki nėštumo ir taip pat greta ir kitų sportų, tai iš tiesų nebuvo klausimo, ką daryti. Aš ir pirmo trimestro metu sportavau nesu nėščiosiom, nors visi taip kaip ir labai žiūri atsargiai, bet nežinau, jeigu esi sportavęs, iš tiesų tą galima daryti ir netgi reikėtų daryti, nes po to sustingsi ir pačiam nėštumui lengviau, ir gimdyti yra lengviau, tai nežinau, vien plius aš visą galvodavau, kad visos mamos sportuoja ir man kartais keista, kai kurios bijo ir nejuda, tai aš sakyčiau, kad tikrai verta. Ir kojas truputį plačiau, rankos į šalis, ratukai dubenio ant viršaus kamulio, stengiamės nejudinti pečių juostą, tik apačia, taip. Išjudinam nugaros raumenukus, taip. Į kitą pusę tas pats. Gerai, sustojam ir kojas prieš save plačiau, rankas dedam ant kelių, paslanksteliui leisimės žemyn, leidžiam galvą, pečius apvalia nugarą, leidžiamės žemyn ir iš apačios apvalia nugarą, paslanksteliui kylam paskutinę, pakyla galva. O sakykit, kuo skiriasi pilatesas nėštumo būsenoje ir joje?
Dinamikos daug daugiau pratimų pilvo presui. Tai nėštumo eigoje negalima pilvo presui tiek daug daryti, tie pratimai atsargesni, daug mažiau krūvio duodant pilvui. Ir tempimo pratimai, aš sakyčiau, galbūt irgi šiek tiek lėtesni. Nes pilatesas apskritai jisai visą torsą stiprina. Tai čia, kaip sakyta, vieta, kurią dabar reikia labai atsargiai. Tai daugiau pratimų kojom, rankom. Bet iš esmės tai jie šiek tiek modifikuojami, tie pratimai padaromi šiek tiek lengvesni, bet esmė lieka ta pati. Bendrosios rekomendacijos besilaukiančiams ir norinčiams sportuoti pradėti tai daryti nuo 4 mėnesio, kuomet jau būsimos mamytės nebevargina vadinamoji nėštumo toksikacija, po truputį atsiranda daugiau jėgų. Na, o mankštos metu svarbu sekti savo savijautą. Ar nepykina, nesvaigsta galva, ar nėra kitokių nemalonių pojūčių. Lenkiam koją kelias į lubas, atvedam šlaunį taip, ištiesiam koją į viršų, užlenkiam pėdą į save ir visą įtemptą tiesę koją leidžiant iškvepiam. Keliant įkvepiam, užlenkiam pėdą ir tiesę koją įtemptą leidžiam. Tvirtėja klubo sąnario raištis, taip keturgalvis raumuo įsitempia, įtempiam visą koją ir neskubam nuleisti. Taip. Prasitempia vidinė šlaunies dalis, grakštusis raumuo prasitempia. Dabar man 26 savaitė, 3 nėštumas. Su pirmaisiais sportavo? Taip, su pirmu vaikščiojau baseiną, su antru nėštumu namuose dariau mankštą per video, o dabar nusprendžiau, pilates niekada nebuvau darius, tiesiog net nebūdama nėščia, nusprendžiau nėščių pilates pamėginti. Galit palyginti tas visas 3 skirtingus užsiėmimus, baseiną, namuose mankštas ir šitą? Ir galiu gal palyginti, kad namuose netaip smagu, kaip su grupe treniruotis, nes kažkaip išeini iš namų, pabendrauji ir dažnai tam tikrom dienom, nes namuose gali ir pratinginiauti, kažką sugalvoji kitką padaryti. Tai man tas toksai reguliarumas labai sveika. Tai man tas smagu, baseinas taip pat labai gerai. Tai sakyčiau, tik tai ar rinktis namuose ar grupiai, man smagiau grupiai. Kiek kartų per savaitę lankote ir koks galvojate tas optimalus treniruočių kiekis per savaitę? Pati lankau 2 kartus per savaitę, bet, manau, dar kokį kartą irgi galėčiau, bet kadangi jau taip susidėliojo grafikas, tai stengiuosi tą 3 kartą galbūt kažkur gamtoje daugiau praleisti, pasivaikščioti, gryno oro pakvėpuoti.